atėjo tokia mintis ir manau, galbūt ir tau bus labai labai aktualu. Taigi, turbūt girdėjai, kad viskas kinta, jau kas buvo, niekada taip nebus ir iš tikrųjų vakar vėl pamačiau, kad Šumano rezonansas vėl rodo labai aukštas vibracijas, kad vėl žemę užlieja labai stiprus energijų pliūpsnis. Ir vat noriu tau pasakyti, kad tu pagalvotum apie tai, kadangi kinta viskas žmogaus, netgi DNR'as, netgi ląstelės, atomai, aišku, būna kažkam vat tie visokie skausmai, kažkokia netikėta liga, tai čia vyksta, žinok, valymas tavo kūno, kad pratekėtų energija, kad susijungtum su savo energijomis. Ir jeigu tu jau esi, kažkiek pažengusi, tai mano tokie pastebėjimai, kad tu gali savo minčių pagalba, savo balso intencijos paleidimu gali kurti labai labai savo gyvenimą. Pasikartosiu, jeigu tau atėjo noras iš tavo širdies, iš giliai, tai yra tavo noras ir jis anksčiau ir vėliau išsipildys. Ir šį norą tavo siela ateidama į žemę atsinešė ir vat jinai tuo metu, kada jinai atėjo ar ne tau mintis, kada išsipildys, tai irgi yra užrašyta tiesiog tavo kelionėje visoje šitoje žemėje. Ir ką labiausiai pastebėjau, vat kai labai yra aukštų vibracijų energijos, gali traukti ir mieguistumas, ir poilsis, nieko nenoras daryti, nes iš tikrųjų vyksta labai labai stiprus pokyčiai fiziniam kūne. Arba atvirkščiai, gali būti labai daug energijos, noro eiti daryti, kažkur kalbėti, kažkur važiuoti, su kažkuo tai būti. Tai vat ko palinkėčiau, nes tie pliūpsniai iš tikrųjų būna rugpjūčio mėnesį labai labai stiprus ir galingi, tą energiją sukaupti savyje, įsivaizduoti, kad tu esi tokiam kaip burbule. Ir va tas tavo burbulas yra pilnas tos energijos. Ir su intencija galiu pasakyti, kad visa energija lieka man. Nes kas vyksta, kai žmogus labai save išdalina kitiems beprasmiams kalboms, apkalboms, tiesiog, kur nėra prasmės iš tikrųjų. Tai va ta energija, jinai ir įsitaško ir po to ateina momentas, kai žmogus jau nebeturi jėgų, nėra noro kurti, daryti. Arba energija, kuri dabar stipriai tave užpildo ir tu jauti, kad jos yra, tu ją gali aktyvuoti per kūrybą. Va tai, kas tau patinka, galbūt dainuoti, galbūt šokti, galbūt piešti, tapyti, galbūt, nežinau, kažką daryti, nes kai tu daugini per kūrybą, tada energija dar daugiau dauginasi, dar daugiau tavyje jinai aktyvuojasi ir eina į pliusą. Ir va šitos visos transformacijos, kurios kažkam vyksta labai nemaloniai, tai tik tai tam, kad tu pagaliau susijungtum visą esybę su savimi ir galėtum iš tikrųjų jausti viską, mokinkis jausti savo kūną, jausti jo va tas kontūrus vadinamus, ar ne, kur tavo yra oda, kas galbūt yra po oda, yra žmonių ir man teko ne vieną kartą pajausti, netgi kaip plaka stipri širdis, kaip venomis teka kraujas, va tokių netgi gali būti pokyčių. Kas liečia trečią akį, tai gali jinai irgi atsivirinėti
ir nebijoti to, nebijoti kažko pamatyti, kas pradžiai protui gali šokiruoti, bet iš tikrųjų tai yra tai, kas buvo nuo tavęs ir manęs paslėpta. Ir vat ką irgi pajaučiau, kad su trečia akim irgi labai stipriai vyksta pokyčiai, netgi jaučiasi kartais dilgčiojimas tarp antakių ir kaktos. Ir tai reiškia, kad ten vyksta dideli procesai. Tai čia yra labai aktyvinama intuicija, vidinis matymas, tas žinojimas iš savęs, pridėsiu, tai yra iš aukštesniojo aš, ar neatsiveria tos žinios, kurios yra sukauptos per visus tos gyvenimus. Ir vat vieną dieną gali netgi susijungti, nukeliauti ir pajausti tą tikrą dievišką meilę, autentišką, išskirtinę, nežinau, neįmanoma turbūt žodžiais papasakoti, galbūt netgi kiekvienas jaučia skirtingai, bet yra tokia nuostabi energija, kurioje būnant, atrodo viskas ištirpsta, nieko aplink nebėra. Ir taip gera, ir kai grįžti atgal į būseną, realybę toje žemėje, tada supranti, kad čia viskas šiek tiek vyksta kitaip. Ir čia atėjai nesnausti, nekrapštyti kažko, ko nereikia, o iš tikrųjų kažką gražaus, vertingo nuveikti. Ir tikrai galiu teigti, kad kiekviena siela atėjo daryti, veikti per savo širdį labai gražius darbus. Ne iš to, kad gauti pliusus, ne iš to, kad užsidėti varneles kažkokias, ne dėl to, kad būti pripažintam, o dėl to, kad tiesiog tai eina iš širdies. Ir kai eina iš širdies, iš tikrųjų norisi tada norisi pasiekti daugiau tų, pavyzdžiui, sielų, ar ne, ir tą kažkokią žinią, ar kažkokį daiktą, ar ne, kuris yra sukuriamas autentiškomis rankomis, su dieviškąja energija. Iš tikrųjų norisi, kad pasiektų tas kitas sielas, galbūt namus, ar ne, ar ten darbo vietas kažkokias. Ir ko palinkėsiu, tai jeigu šiandien esi ne savo vietoje ir tau ten jau ankštu ir spaudžia ir labai nefaina, tai iš tikrųjų, aišku, jausti širdimi, galbūt gauti patvirtinimus, vat kaip ir aš tada išeidama iš darbo tikrai pasitikrinau per numerologiją ir pamačiau, kad tikrai laikas išeiti, kad ten nebėra sielai daug džiugesio, įgautas visos patirtys, kurios šiandien mano gyvenime iš tikrųjų labai stipriai pasitarnauja. Tai va, ir šitas laikotarpis moko mus išeiti iš komforto zonos, paleisti tai, kas senai jau atgyveno, kas senai jau realiai ir baigėsi, bet dažniausia žmogus vis dar laikosi įsikibęs senų tų kažkokių tai minčių, pažiūrų ir visa kita. Taigi norėčiau tau palinkėti, o galbūt ir pakviesti, jeigu yra, žinoma, vidinis kvietimas, pažiūrėti, kas tavęs laukia, kokias tu turi dovanas, kaip tu gali pasitarnauti žmonėms, kokią vertę jiems gali duoti. Ir žinoma, taip lengviau bus, nes visada protas, kuris ypač aktyvus yra, jam reikia įrodymų, nors širdis ten jau, siela senai visą tai jaučia ir žino, kad viskas bus kitaip. Man, pavyzdžiui, prieš išeinant iš darbo, aš taip viduje jaučiau, tik prasidėjus tiem metam, kad kažkas tai vyks mano gyvenime tokio, ko aš negaliu paaiškinti ir kad aš kažką padarysiu. Tai va, ir tikrai ne vieną kartą jau tai pasiteisino, kad
kad kai tu jauti, dar fiziniam lygmenyje nieks neįvyko, bet tu jauti, kad tikrai kažkas bus. Ir va tas laikotarpis, jeigu yra daug baimių, tų programų destruktyvių, tu gali labai pastrikti ir neleisti, kad gyvenime tau vyktų taip, kaip ir turi būti, ar ne, pagal tavo aukščiausią, harmoningiausią tą planą. Nes tada tu ir blokuoji ir gali kažkiek tai vėlgi, ar ne, pasitęsti. Todėl, vat kas gauna pas mane analizės, aš esu įrašiusi paskutinę labai stiprią transformacinę meditaciją, kuri iš tikrųjų padeda paleisti tas programas, transformuoti ir pamatyti, nes kai programos nusiema, baimės dingsta, tu tada viską pradedi matyti kitaip, viską daryti kitaip, atrodo viskas taip lengva ir paprasta, kodėl prieš tai tu darai viską taip sudėtingai, todėl kad ir buvo tos programos ir jos pradėjo kaip čia sako, švyturėliai šviesti tik tai tam, kad tu vat per mane, per kitą kažkokį tai ar ne žmogų išgirstum tai ir priimtum. Priėmimas, pripažinimas irgi yra labai stiprus, nes kai tu neigi ir sakai, kad ne, pas mane viskas gerai, arba pas tą tai tikrai taip yra, o pas mane tai tikrai taip nėra, tai čia jau irgi rodo, kad tu tiesiog, bėgi nuo savęs ir dar tuo pačiu savo nepadedi, o kaip tik uždarai savo kelią. Taigi visa tai, kas vyksta dabar tavo gyvenime ir tie pokyčiai labai reikalingi. Ir vat jeigu tu jau esi tame, kai tu matai, kad tavo mintys materializuojasi ar ne, tavo žodžiai greitai pildosi, tik pagalvoji ir štai va, kažkas tai įvyko, tai jau esi, kitose aukštose energijose. Ir nežinau, ar pastebėjai, bet turėjai pastebėti, kad ir kūnas jau irgi yra kitoks. Jeigu pasimtum savo senas nuotraukas, pavyzdžiui, prieš metus, gal 2, o gal 5, irgi labai pamatytum skirtumą, nes kai tu pradedi gyventi tose kitose aukštesnėse vibracijose, energijose, pas tave netgi oda pradeda kitaip švytėti ir žmonės gali sakyti, tavo akys blizga kažkaip labai, ar ne, kaip tu čia taip atrodai, ar jeigu metus, pavyzdžiui, paklausė, sako, negali būti, ta prasme kaip. Tai va čia ir yra naujo laiko labai stiprus pokyčiai, kai žmonės vieni iš tikrųjų labai greit susens, tai reiškia, vat, tose destruktyviose programuose pasiklys ir save grauž ir tiesiog, ar ne, dar labiau viskas vyks, nes jie tuo tiki. Ir trečias momentas, antras yra momentas, kai tu patikėsi, kad tavo kūnas keičiasi, nes visa evoliucija eina dabar link to, kad žmogus gyventų žymiai ilgiau. Kažkada labai senai žmonės gyveno virš 200 metų ir daugiau, ir 300. Ir net nebejoju, kad šiandien dar kažkur yra, nes mačiau ir filmą vieną, kai siela gyvena virš 200 ar 300 metų. Tai vėlgi pasikartosiu, kaip ir filmas Matrica, jis yra sukurtas ne tiesiog pažvengti ir pažiūrėti kaip į filmą, o pažiūrėti kaip į realybę žmogaus gyvenime, kas iš tikrųjų vyksta, ką rekomenduoju peržiūrėti visas, jeigu neklystu, 5 dalis. Ir va ta paskutinė dalis ir kalba, kad mes visi einam į tą tikrą dievišką energiją, išeinam iš proto ir atveriam širdį. Ir kai širdis yra atvira, kai žmogus gyvena meilėje, jo gyvenimuose viskas pradeda keistis. Tai ir netgi iš tų pačių sudėtingiausių situacijų, nemalonių įvykių, jį tiesiog aukštesnės jėgos išveda. Nei vienas žmogus nebus paliktas be valios, ar ne, kuriam nėra lemta, ar ne,
ten būti. Tai reiškia vėlgi siela ateidama į žemę, jinai sutarė praeiti, ar ne, vat, pavyzdžiui, kas dabar ten kariauja, ar ne, ir žūsta karuose, tai irgi kalba apie tai, kad tai siela sutiko, jinai norėjo patirti tą jausmą, tą emociją, nes tik patyręs visą žemėje emocijas, gali kažkuriam gyvenime pereiti ir į meilės energiją, nes kad atverti meilės energiją reikia praeiti tuos takus, takelius ir kelius. Kodėl kalbu? Todėl, kad aš pati tą praėjau ir jeigu kas man būtų pasakę, kad prieš 10 metų aš taip galvosiu ir kalbėsiu, tikrai būčiau pasijuokus ir sakyčiau kaip iš fantastinio filmo, bet šiandien galiu teikti, kad su meditacijos būsena ir galimybę atverti savo sąmonės gilias paslaptis, aš tikrai pamačiau savo ir gyvenimus, kuriuose teko tikrai patirti ir netgi tokias situacijas. Ir vat yra dabar tas momentas, kai ir tu taip pat gali, ir vat tą meditaciją, kurią aš duodu klausytis, ar ne, tu gali susirinkti savo tas dalis, nes ten, kur mes išgyvenom ir palikom antspaudą, ir jį mes, aišku, nešame savo energetiniam lauke. tą antspaudą reikia atpažinti, surasti, aktyvuoti ir kad jis grįžtų atgal pas tave išgydytas ir aktyvus per pliusą. Ir va taip renkant savo daleles, dedant kaip į tą lobio skrynę, aktyvuojasi tas kristalinis dieviškas centras. Tai va, ir ko labiausia palinkėsiu, tai ras galimybių kuo daugiau išbūti momente čia ir dabar, kas bevyktų ir kaip bevyktų. Tai tik tai todėl, kad tai rodo, kad tu eini teisingų kelių, kad tave tikrai veda, nes mes kiekvienas turim, beje, angelą sargą, kai kas ir daugiau turi angelų šalia savęs, kieno misija yra didesnė, ten jau ir stovi ir aukštesnės jėgos ir civilizacijos, kurios per žmogų kaip laidininką, ar ne, padeda kitiems žmonėms praeiti šį kelią. Ir šita evoliucija, kuri vyksta, tai jinai vyksta tik tai todėl, kad taip jau irgi yra pagal Dievo planą. Ir Žemė evoliucionuoja lygiai taip pat kaip ir žmogus. Ir visos šitos patirtys, visi malonumai ir nemalonumai reikalingi kiekvienai sielai. Na, o pabaigai, kadangi yra galimybė ir tau įsigyti mano nutapytą nuostabų per pajautimą tavo sielos žvaigždę, tai yra, kai tu gausi savo meno kūrinį, kurio pagalba aš atskleisiu, ar ne, sujungsiu tave, bet meno kūrinio dar pridedu ir meditaciją, afirmacijas, kurios tau padės labiau pažinti save, susijungti su savimi ir harmoningiau, lengviau, paprasčiau eiti per savo gyvenimą. Žinoma, sielos tik ateina tos, kurios yra pasiruošusios, kurios labai nori ir priima tokį sprendimą. Taigi, stebuklingų dienų, gaudyk aukštas vibracijas, prisipildyk jomis, vibruok ir savo harmoniją, savo džiaugsmu džiugink kitus žmones.